Lapkričio 26-28 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis šachmatų turnyras didmeistrio Vlado Mikėno šimtmečiui paminėti. Tokio aukšto lygio šachmatų renginio Lietuvoje nebuvo jau 13 metų. Tai Lietuvos šachmatų federacijos organizuojamas ciklas renginių apjungtas šiuo pavadinimu. Lietuvos šachmatų federacija stengiasi atversti naują puslapį ir pristatyti Lietuvos šachmatus pasauliui, Baltijos regionui, Baltijos jūros šalių regionui savo renginiais. Šitas renginys kaip ir pirmasis, tai yra 100 metų turnyras skirtas mūsų šachmatų patriarchui Vladui Mikėnui. Žaisime su stipriais varžovais, mūsų jaunimas galės save patikrinti ir pamatysim, koks mūsų tas jaunimas auga. Tokį turnyrą esam laimėję prieš 3 metus Osle ir čia atvyksta tiek švedai, kurie daugiakartiniai šito Skandinavijos ir Baltijos jūros šalių nugalėtojai su ambicingais norais kaip atsirevanšuot, nes jie yra daugiakartiniai šių varžybų čempionai. 3 geriausiai pasirodę šachmatininkai pateks į finalą, prie kurių prisijungs 3 pripažinti didmeistriai. Tai Deividas Navara, Aleksandras Belevskis ir Eduardas Rozentalis. Renginyje apsilankys ir ilgametis Valdo Mikėno draugas, garsus šachmatininkas Anatolijus Karpovas, kuriuos siejo ir bendras hobis. Jie buvo abudu garsus filatelistai ir štai čia išleista šitas pašto ženklas, kaip ir simbolizuoja Vlado Mikėno potraukį pašto ženklam. Ir tuo pačiu Anatolijus Karpovas irgi garsėja pasaulyje, turintis vieną didžiausių šachmatų ir kitų temų pašto ženklų kolekciją. Geriausiai pasirodžiusių šachmatininkų laukia prizai, o superfinalo nugalėtojas bus apdovanotas Anatolijaus Karpovo išrastais nenugalimaisiais šachmatais. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.